Realiai dvi grupės žmonių. Vieni stresą patiria dėl to, kad dirba daug, o kiti patiria stresą dėl to, kad jie nedirba ir neturi pinigų. Tampam darboholikai priklausomi nuo streso ir nuo džiaugsmo, kurį gaunam iš darbo. Visuomenė tai palaiko, va dar čia labai svarbu. Ir tokiu būdu mes net šaunuoliai jaučiamės, mes net negalvom, kad kažkas su mumis blogai, mes galvom, kad su kitais blogai. Kurie tingi. Taip, lieka tik darbas ir kas tada imuninė sistema išsekinta, tu nuolatos sergi, sunkiai tvarkaisi su įvairiais ten virusais, asmeniniam gyvenime tave nustoja džiuginti santykiai, tai reiškia tiesiog šalia tavęs yra nuostabūs žmonės, vaikai tavo, artimi žmonės, bet anksčiau tai džiugina, dabar jau nėra energijos. Net energijos neturi. Net energijos, ne. Žmogus išeina iš darbų, atsisako atsakomybių, turi daug laisvo laiko ir va, prašau, streso nėra, tau atrodo, kad padėjo, bet pas tave atsirado kitas stresas, kad tu nelaimingas. Ir tada aš atradau kitą pasiūlymą. Nereikia mažinti savo nei streso darbe, nereikia nei mažinti apsukų darbe. Reikia tiesiog subalansuoti kitas dalis. Jeigu žmogus nesugeba gauti džiaugsmo nuo pačio gyvenimo, tai jis būtinai turės priklausomybės kažkokias. Nėra jokios problemos su saldumynais. Visa problema priklausomybei, kurie atsiranda nuo tų saldumynų. Tada tu pastovi valgai. Lygiai taip pat alkoholis pats savaime nėra blogas, bet priklausomybė nuo alkoholio, jinai galiausiai tampa griaunančiąja. Už priklausomybės visada stovi tam tikras konfliktas. Jeigu neįspręsti to konflikto, neįmanoma atsisakyti priklausomybę. Vadinasi, kaip tą konfliktą išspręsti, be jokių psichoanalizių, be nieko. Sveiki visi. Dar kartą susitinkame su jumis Soul Action podcast'e, kuriame aš, Marija Mei, kalbinu sąmoningumo ir meditacijos mokytoją Rimvydą Židžiūną. Sveiki. Ir šiandien mūsų epizode mes kalbame apie labai aktualią šiais laikais visiems praktiškai žmonėm temą. Ir mes ją pavadinom taip: kaip neišsekti ir išlikti aktyviu veikloje. Ir apžvelgiant labai greitai bendrai visą mūsų šiuolaikinį pasaulį, akivaizdu, kad šita tema bendrai pervargimai, išsekimai yra labai aktuali. Kiek daug papildų, kiek daug miego viešbučių, kiek daug konsultacinių visokiausių kursų, mokymų, ko tik ne. Ir tema yra tokia didžiulė, skaudi. Pačiai man teko ne kartą susidurti su įvairiausiais šaltiniais. Psichologinės požiūris, ten fizinis požiūris, dar kažkoks. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbinu būtent tave, Rimvydai, apie šitą temą, nes jaučiu, kad yra galimybė pamatyti dar visai kitą sluoksnį po šią temą. Tai labai ačiū, kad tu daliniesi, kad vėl ir vėl ateini iš tos epizodus. Tai tikiu, kad bus visiems jums labai naudinga. O jeigu mėgstat mūsų pokalbius, jeigu mėgstat mūsų laidas, tai iš karto spauskit like, pasidalinkit su kuo nors epizodu ir aišku, prenumeruokit mūsų naujienas. Mums tai labai padeda toliau kurti turinį ir padėti žmonėm jį pasiekti. Tai va. Na ir ką, ir gal pradėkime nuo tokios temos. Tai paprasčiausias klausimas. Kas yra tie pervargimai? Kodėl žmonės juos patiria? Kas tai? Kodėl mes taip dažnai susiduriam šiuolaikinėj kultūroje su tuo? Jo, pervargimas, jisai gali būti tikrai irgi dėl įvairių priežasčių. Aišku, mes galbūt daugiau patiriame pervargimą dėl to, kad mes patiriame stresą darbe. Ir šiaip gyvenime patiriame stresą. Tai reiškia, šiais laikais žmonės žymiai daugiau patiria streso ir ne tik trumpalaikio to streso, bet mes pradedam kaupti tą stresą. Okay. Ir kas yra tas stresas ir kas yra išsekimai, kuo jie skiriasi arba kaip juos atpažinti, kas tai tavo žodynė, apie ką mes kalbėsim? Tai pervargimas tai yra tai, ką žino žmonės, kurie yra pervargę. O tie žmonės, kurie niekada nepervargė, jie žino pavargimą. Okay. Nes pervargimas jisai yra toks dalykas kaip sporte stipri trauma. Tai reiškia, kad, nežinau, tu žaidi krepšinį ir tu turi kokią nors stiprią achilo sausgyslės traumą. Ir net užgijus tai traumai,
tu po to negali grįžti į tą pajėgumą, sportinį pajėgumą, kurį turėjai iki tos traumos. Tai reiškia, ta trauma, jinai po to būna visada su tavimi, jinai slopina tavo aktyvumą. Jeigu žmogus yra pavargęs, tai tu, nežinau, porą dienų pailsi, išsimiegi, pavalgai ir atsistatai. Ir vėl toliau dirbi, vėl toliau sportuoji, ar ten, nežinau, jeigu išsekimas nuo santykių kažkokių tai problemų ir taip toliau, tai kažkoks pavargimas tiksliau, tai tada, kaip tu pabūni vienas su savim, vėl grįžti ir vėl gali kurti tos santykius. Bet kada yra išsekimas, tai jau yra rimtas dalykas, tai reiškia, žmogus pasidaro super jautrus būtent va šitoje vietoje. Galima sakyti, net ne jisai, o jo psichika, jo kūnas. Ir jį po to saugoja. Tai reiškia, tu pradedi jau jausti pavargimą, dar jam net neatsiradus. Ir kartais tai gali būti tiesiog toks chroniškas jausmas, kad aš visada pavargęs. Arba tik tai tu savaitę, 2 savaitės ilsėjasi ir po to grįžti į darbą, pradedi dirbti ir jau atsiranda išsekimas. Ir jo dar nėra, tu dar nesi pavargęs, o išsekimas jau yra. Tai tarsi būsena, kuri jau nebe nuo to, kaip tu gyveni, bet jau kaip pasiekmė tavyje. Ta riba, kada realiai reikia ieškoti kažkokio tai sprendimo. Nes kol žmogus pavargsta ir po to vėl atsistato ir vėl daro, tai jisai kažkuriuo momentu nustoja sekti, ar viskas gerai su juo. Tai reiškia, kad tu persidirbinėt gali, naktimis tenai dirbti, savaitgaliais dirbti ir atrodo, kad vėl įsimiegos ir vėl viskas atsistatys ir vėl viskas bus gerai. Dažniausiai mes tai darome, kada būnam, nežinau, jaunesni. Žmonės natūraliai turi daugiau energijos, kūnas jisai labiau turi resurso ir mums atrodo, kad mes ten vakarėliuose per visą naktį būnam, ryte atsikeliam, vėl į darbus ir viskas tvarkoj. O po to vieną dieną ateina toks laikas, kur tu net nepastebi, kaip jau neatsistatai. Čia kaip, nežinau, kaip kiekvieną rytą, tu išleidi visą dieną pinigus, ryte pabundi ir vėl visi pinigai pas tave sugrįžo. Ir vėl leidi pinigus ir kitą dieną ryte atsikeli ir vėl jie atsinaujina. O po to kažkurio momentu, dėka to, kad tavo organizmas sensta, o jis jau sensta ganėtinai greitai, tai reiškia, jis jau nuo 30 metų pradeda po truputį keistis hormoninis fonas. Ir tu pabundi ir tau jau atsistatė tik 90% pinigų, bet tu leidi taip, lyg turėtum 100%. Po to tau 35 metai, tu leidi taip kiekvieną dieną tos savo pinigus, o jau pinigų kiekvieną dieną atsinaujina tik tai 60%. Ir vieną dieną tu išleidi daugiau pinigų, negu tu jų turi. Ir tada organizmas pradeda tos pinigus imti, pinigus kabutės, iš kažkur tai. Tai reiškia, gali pradėti imti iš organizmo. Tai reiškia, tada iš imuninės sistemos. Gali imti iš tam tikrų gyvenimo sferų. Pavyzdžiui, tu vis pinigus leidi darbe, tada pradeda imti energiją iš santykių. Tai reiškia, vis mažiau ir mažiau energijos santykiams yra. Po to gali imti tą energiją arba tos pinigus iš tavo pramogų, poilsio. Tai reiškia, tu vis mažiau ir mažiau laiko ir energijos turi poilsiui. Ir visus pinigus tu leidi į darbą. Ir galiausiai tu pradedi leisti tiek daug pinigų, jie neatsinaujina ir tu vis skolinėsi iš savo santykių sferos, iš savo poilsio sferos, iš savo organizmo, iš savo imuninės sistemos ir prasideda toks dalykas. Gyvenimas, kur lieka tik darbas. Taip, lieka tik darbas. Ir kas tada? Imuninė sistema išsekinta, tu nuolatos sergi, sunkiai tvarkaisi su įvairiais ten virusais, asmeniniam gyvenime tave nustoja džiuginti santykiai. Tai reiškia, tiesiog šalia tavęs yra nuostabūs žmonės, vaikai, tavo artimi žmonės, bet anksčiau tai džiugina, dabar jau nėra energijos. Net energijos neturi pasidžiaugti. Net energijos, ne. Jo, tu išvažiuoji, tu uždirbi daugiau pinigų, tu gali ilsėtis, bet tu išvažiuoji ilsėtis ir ten nėra to džiaugsmo, arba tu neatsistatai po to poilsio, tu ten tiesiog aktyviai sportuoji, turistauji ir po atostogų grįžti dar labiau pavargęs. Arba irgi labai girdžiu tą žmonių tokį keliavimo, atostogavimo būdą, kada jie tiesiog kaip rąstai, kaip patys vadina, kažkur nukrenta ir praguli ten savaitę, bet net ir to nepakanka ir tai neatstato. Taip. Ta prasme, kad tavo kūnas šiek tiek atsistato, bet tu, tavo psichika, tavo intelektas, tavo kūrybinės galios neatsistato. Ir šiaip labai įdomiai papasakojai, mane pačią labai paliečia tas, kad tu į kažkurią vietą perinvestuodamas daugiau negu yra ten energijos,
tu įimi iš kitur ir tarsi kaip resursą išnaudoji, išsunki ten asmeninį gyvenimą, santykius, dar kažkokias sritis. Juk taip visada yra, jeigu žmogus darboholikas, jisai pasineria į darbus, jisai turi tipinės problemas - sveikatos, kūno atsistatymai po įvairių krūvių sudėtingesni, santykių ir netgi ne problemos, o skonis asmeninio gyvenimo santykių mažėja, nustoja džiuginti santykiai, nuobodu tenai, nors į darbą. Arba nors į kažkokio tai veiksmo, ekstremalumo, kažkokių stiprių signalų, kad kažkaip kažką pajaustum jo. Ir lygiai taip pat poilsis, jisai vėl nustoja džiuginti. Va tas laikas, kad tu turi laisvas 2 dienas, jau tavęs nedžiugina. Reikia tada stiprių signalų, kažką tai valgyti, kažką daryti, kad būtų malonu. Ir pranyksta va ten skonis. Ir galiausiai tu tik iš darbo gauni, nes ten leidi pinigus. Jo. Jausmą. Ir vieną dieną tu net ir darbo jau neturi pinigų. Jau tu sėdi eilinį kartą viršvalandžius ir tu pavargęs. Ir tu jauti, kad viskas nepaveža nei tavo kūnas, nei tavo psichika. Tai reiškia, tu jau nelaimingas. Ir toks daugiau apsėstas, kaip žinai, tu jau negali to nedirbti, nedaryti. Labai įdomiai kalbi, iš karto norėtųsi paklausti daug klausimų, bet aš pradėsiu gal nuo tokio, kuris dar labai artimas bus daugeliu klausančių, turbūt tai yra, kad yra tarsi daug pasiūlymų, ką daryti su tuo. Nu, tarkim, nežinau, papildų industrija. Ir dabar beprotiškai daug papildų, kurie siūlytų, gerai, tu taip jautiesi, tai prašom ten tokį ir tokį papildą, arba 10 papildų. Arba yra ten, kaip sakiau, miego viešbučiai, masažai, kas tik ne. Bet yra daug padrikų sprendimų, kurie siūlomi tokioj būsenoje gyvenančiam žmogui, imk viską, pirk viską, ten daryk tą ir neva kažkaip tu ten subalansuosi. Kaip tu matai šituos pasiūlymus? Aš manau, kad tai yra neveikintis dalykas ir aš manau, kad kai kurie iš jūsų jau tą pradėjot matyti. Nes esminis dalykas taip, aišku, mes randam tarsi priežastis yra stresas ir mes pradedam su tuo stresu kovoti. Ir šiais laikais yra pilna būdų, kaip tu ir sakai, kaip kovoti. Ir koks įdomus dalykas, na tarkim, pavyzdžiui, žmogus pasirinka kažkokį tai būdą. Gerai, miegoti 8 valandas. Ir jisai pradeda dirbti su tuo. Manasi, dabar aš 8 valandas ir dar turi miegas, ne šiaip su miegas, vis dar žiedą užsideda ir ten turi tiek tai būti to gilaus miego. Manasi, žmogus jau viskas, dabar dirbsim. Jis žino standartus ir dabar stengiasi tokiu būdu savo padėti. Ir taip, iš tiesų, tai yra faktas, kad jeigu žmogus gerai įsimiega, kūnas atsistato, psichika atsistato ir tu su stresu pradedi geriau tvarkytis. Bet gaunasi koks dalykas, kad tu pradedi darytis vis jautresnis ir jautresnis miego trūkumui. Anksčiau tu net nekreipdavai dėmesio, kad ten, gerai, tu 7 valandas, o ne 8 pamiegoji, tu net nejausdavai. O dabar tu pasidarai super jautrus savo šitam dalykui. Aš 7 valandas miegojau. Ir kadangi 7 valandas miegojau, pas tave papildomai atsiranda stresas dėl to, kad tu nesugebi 8 valandas miegoti. Toliau, jeigu tu pradedi stebėti parametrus savo miego, ko žmonija ilgą laiką nedarydavo. Ir dabar tu sužinai, kad tavo ten gilaus miego stadija, jinai trunka per trumpai. Vadinasi, tai vėl kelia stresą. Visai neseniai beje tokį žiedą turėjau ir atsimenu tą rodiklį, kur raudonai pažymi, kad, pavyzdžiui, 5 procentų trūksta iki to jau pilnai kokybiško, arba ten 9. Ir tas raudonas ženkliukas jau tikrai gąsdina. Ir gaunasi, tu pradedi kovoti su stresu ir ta priemonė, su kuria tu kovoji, pradeda kelti tau stresą. Ir tada tu pradedi apriboti save nuo visokių dalykų. Ir tada tu pradedi save apriboti ir kažko tai nedaryti. Tai yra tada gerai, tada tu pradedi, nežinau, vakare ten nežiūrėti kažkokių tai laidų. Po to tu pradedi kažką tai tenai nevalgyti vėlai. Po to tu pradedi kažkokius papildus dar gerti. Po to ten visokius, nežinau, L-teaniną, kuris ramina, švaganą, kuri ramina magnio biciklatą ar magnio citratą, tu ten vis geri ir tu vis geri, kad tu geriau įsimiegotum. O jeigu tu neišgeri to magnio prieš naktį, tai jau yra stresas. O jeigu tu viską išgeriai ir vis tiek parametras nepagerėjo, vėl stresas. Dažnai dar yra daug tokių kaip kvėpavimo pratimai, ten meditacija, būtent miegui skirti. Taip, ir tu pradedi tos pratimus. Visą dieną tu ruošiesi, kad 8 valandas išmiegoti. Ir jeigu tu viską padarytum,
Tai jau yra stresas. Vienas dalykas, nes tiek daug visokių naujų gyvenimo būdo pokyčių. O kitas dalykas, jeigu tu kažko iš tų pokyčių, iš to gyvenimo būdo nepadarai, vat nepakvepuoji, vat neišgeri ten magnio, jeigu kažko tai nepadarai, tai irgi stresas. Ir gaunasi, tas darbas su miegu pradeda dar daugiau kelti tau streso. Ir tokiu būdu tu susikuri dar didesnį stresą. Man taip klausant tavęs toks juokas ima, nes aš pagalvojau, kad prieš kokių, nežinau, 15-20 metų gal buvo tas bumas toks grožio industrijos, kuomet ten, tiesiog sprogo labai stipriai, kad čia visi mes turim ten daug ką daryti ir atsirado ten vietoje ten kelių priemonių, ką naudoja ten moteris, tašės tiesiog, kurias vežiojasi po kelionės. Taip. Ir man dabar taip skamba, kad atsirado streso industrija, kada taip, ten ir pagalbė, ir kaldytė, ir tapkytė, ir ten masažuoklis, ir ten dar gaunasi tu va toks vežiojasi. Bet aš papasakosiu tokį pavyzdį, kuris paralelinė su šita tema, bet jisai man buvo perverčiantis mano pasaulio vaizdą. Vadinasi, aš kažkada tai pradėjau turėti sprando skausmus, galima sakyti, irgi galbūt nuo streso. Ir aš pradėjau dirbti su tuo. Tai reiškia, aš pradėjau keisti pagalves, derinti jas, kurios man tinka. Po to, jeigu aš rasdavau tą pagalvę, kuri man veikia, aš su ją visur keliaudavau. Vadinasi, reikėjo pirkti didesnius lagaminus, kuriuose aš galiu dėti tą pagalvę. Atsisakiau jogos, atsisakiau tam tikrų judesių, kurie didina krūvį sprandui, išmečiau ten pusę kėdžių namuose, dėl to, kad jos nepatogios, nusipirkau fotelius, kurie patogus ir taip toliau. Gaunasi, aš pasidariau toks invalidas, kur realiai negalėjau jokios mankštos daryti, negalėjau pasilenkti, negalėjau šiaip išvažiuoti į kažkokį viešbutį be savo pagalvės. O jeigu atvažiuoju ten viešbučio pagalvės, jos būtinai man netinka. Ir gaunasi, aš po kažkokiu momentu pastebėjau, kad visas mano gyvenimas dirba tam, kad aš padėčiau savo sprandui. O sprando skausmas nuo to tik nemažėja. Aš darausi vis jautresnis ir jautresnis. Anksčiau aš jausdavau, kad labai skauda, o dabar aš jaučiu 5% ir jau pradedu kažką tai daryti. Jau pagalvę ten derinu, jau kažkokių judesių nedarau. Galiausiai aš vieną dieną po metų kančios, aš suprantu, kad skausmas nemažėja, nes aš jį vis geriau ir geriau jaučiu. Ir galiausiai aš invalidas, aš nieko negaliu daryti. Nei sportuoti, nei keliauti, nei miegoti bet kur, viešbučiuose turiu menį. Ir aišku, aš dar be galo daug masažų praėjau ir taip toliau. Ir aišku, kažkiek tai padeda. Va, tu kažkokią naują priemonę įvedi, kaip ir su stresu. Įvedi, tuo momentu padeda, o po to vėl grįžta. Po to vėl įvedi naują priemonę, vėl padeda. Pagalvė padėjo, po to vėl skauda. Masažas padėjo ir vėl skauda. Ir aš susiradau tokį nuostabų masažo specialistą. Nuvažiavau į Müncheną. Vat man jį parekomendavo draugai, kad tai yra vienas iš pasaulyje geriausių specialistų. Ir geriausias specialistas dėl to, kad jis iš karto man pasakė, aš tau padarysiu masažą. Tau palengvės savaitę. Bet jeigu tu nori, kad tau praeitų, tau va knyga, kurią reikia perskaityti. Ir aišku, taip ir buvo. Jis mane davė knygos, jis man davė nuorodą. Ir po savaitės man viskas vėl, iš pradžių buvo gerai, aš taip džiaugiausi, o po to vėl kažkas, tai galbūt ne ta pagalvė, galbūt aš kažkur keliavau, galbūt aš pasilenkiau. Ir vėl grįžo skausmai. Ir tada aš susiradau tą knygą. Ir ten yra knyga, kurios pagalba žmonės gydo sprando skausmus. Ir ne tik sprando, bet ir su stresu padeda, su bet kokiu va tokiu apsėstu požymiu, kuris pa žmogui yra. Ir tas žmogus, tas mokslininkas, jisai aiškina, ir ten yra tokia knyga, kuri, kaip čia pasakyti, jinai perkrauna tavo smegenis. Tai reiškia, jisai pradžioj pirmuose ten puslapiuose supasakojo taip, kaip aš gyvenu. Vat aš ką tik pasidalinau. Manis aš apsėstas. Nieko negaliu daryti. Ir būtent aš nieko negaliu daryti, dėl to, kad aš stengiuosi neįsitempti, nes tai sukuria sprando skausmą. Vat ir tas pats ir su stresu. Ir galiausiai tas stengimasis neįsitempti ir yra įsitempimas, kuris sukuria sprando skausmą. Ir tai užsuka ratą tokį. Ir tu kuo labiau kovoji su sprando skausmu, tuo labiau to sprandas skauda. Kuo labiau tu kovoji su stresu, tuo daugiau streso tu dėl to patiri. Ir pirmiausia, tu matai šitą ratą ir supranti, kad tas ratas niekada nepaleis tavęs.
Ir tada jisai paaiškina, kad visa tai yra proto išgalvotas dalykas. Ir tada aiškina, o kodėl protas sukuria tai, tą skausmą. Ir jisai aiškina taip, kad viduje pas tave yra tam tikros emocijos. Stiprios emocijos, kurių tu nenori jausti. Ir jos yra nuslopintos pasąmoniai. Ir kadangi tu nenori jų jaust, tu jas išstumia į pasąmonę, bet jos iš pasąmonės vis kyla. Ir kada jos pradeda kilti, tada mano protas, smegenys tiksliau netgi, įsijungia ir man padeda. Savo būdu. O koks būdas? Reikia nukreipti mano dėmesį. Ir mano dėmesį galima nukreipti paprastu būdu. Nekenksmingų fizinių skausmų. Tai reiškia, ten jis paaiškino mechanizmą, kaip smegenys gali rasti kokį nors skausmą. Šiuo atveju mano buvo sprandas, nes aš gulėjau nepatogios pagalvės. Vadinasi, tada nukreipia visą savo apšvietimą, visą savo dėmesį į sprando skausmą, jis pasidaro super didelis. Ir tuo momentu aš nejaučiu savo skausmingų emocijų. Ir viskas ir tokiu būdu, nieko ten fiziologiškai nepažįsta, kūnų jokių problemų nėra nuo to, o psichika išsprendė uždavinį. Ir gaunasi tas ratas užsisuko ir tada aš niekada nepatirsiu skausmingų emocijų, bet kentėsiu nuo fizinio skausmo. Kas kūno požiūriu visai nieko blogo. Ir tada jisai sako taip, tu atsisuki tas emocijas ir priimi tas emocijas. Ir pasakai savo protui, nereikia šito būdo, kurio jisai sprendžia. Vat aš tą ir padariau. Aš išgyvenau tas emocijas. Ir čia atskira tema, kaip tai padaryti, bet tai tiesiog paprasta, tu susėdi ir įsiklausai, kokiosgi ten emocijos, nuo kurių tu bėgi. Ir po kiek laiko tu jas atrandi. Jas išgyveni, jos nusiramina, praeina tavo terapinis tas efektas ir viskas. Ir pas tave pranyksta poreikis slopinti tai. Ir tada smegenys, ir toliau labai įdomus dalykas, ką jis toliau patarinėja. Ir toliau reikia viską daryti, ko tu nedarėjai. Tai reiškia, aš priimu tas emocijas ir toliau stojusiu ant galvos, dariau visos jogos asanos, gulėjau ant bet kokių pagalvių, dariau visus judesius, nes tas skausmas juk išgalvotas. Ir tada protas žiūri, kad aš darau tuos veiksmus ir nieko nuo to neblogėja. Ir tokiu būdu aš nuo knygos perskaitimo man praėjo sprando skausmai. Tai vat lygiai taip pat ir su stresu, kada mes su juo kovojame, mes prieš jį nelaimim. Ir kodėl mes nelaimim? Nu, papasako, kodėl mes nelaimim. Man iš karto be galo daug klausimų iš tiesų. Bet kas lepiasi po to stresu, kodėl, nuo ko mes nukreipiam tada dėmesį į savo stresą, kad mes laikomės jį įsikibę, bet ką jisai tarsi kompensuoja. Jeigu tavo skausmas kompensuoja už emocijas neišgyventas, tai ką kompensuoja patiriamas stresas, kodėl mes į ten atsisukam. Va čia ir tada atsiranda įdomus požiūris į stresą. Pabandom, nes atrodo, kad iš karto, jeigu žmonės be konteksto išgirstų šitą mintį, nėra jūsų streso, tai išgalvota, tiesiog kažką gali būti daug, bent jau mažiausiai komentarų papaustų. Jo, va dėl to reikia suprasti tokį dalyką. Reikia suprasti tokį dalyką, kad stresas, kada mes su juo pradedam kovoti su stresu, tai reiškia mažinam, mes galvom gerai išsekimo, problemos, sveikatos problemos, stresas. Ir mes pradedam mažinti stresą. Ir įsivaizduokim, kad mes jį sumažinom, va darbe nėra jokio streso. Dažnai sąskaita, kad paties darbo nėra. Jo, žmogus išeina iš darbų, atsisako atsakomybių, turi daug laisvo laiko ir va prašau, streso nėra. Ir ar padėjo? Taip pat kaip su tom pagalvėm mano. Tau atrodo, kad padėjo. Bet pas tave atsirado kitas stresas, kad tu nelaimingas, tu nepatenkintas gyvenimu, dėl to, kad nėra streso, nėra ką daryti. Dėl to realiai reikia pamatyti, o kasgi stovi už to, kad tu esi darboholikas, kad tu mėgsti, už to stovi, kad tu mėgsti stresą. Ir dėl to žmogus turi pripažinti, kaip ir alkoholikai, darboholikas turi pripažinti tokį dalyką, kad jisai yra priklausomas nuo streso. Stresas jam teikia gyvenimo džiaugsmą. Kaip įdomu, kad tu tą sakai, nes tai atrodo tokia tikrai nesavaime suprantama idėja, bet aš kaip tik vakar vienam iš technologijų Vilniaus parkų buvau ir tiesiog kavinėje pietavau ir mačiau, kiek daug žmonių yra, kurie pasirinko dirbti vienam inovatyviausių tokių verslo centrų.
Lietuvoje visoje. Ir jie nuo 25 iki 35, 40 galbūt. Ir visi strese, tai yra akivaizdu. Tas sukritęs toks žvilgsnis, viską greitai daryti, ten prie kompiuterio sėdėti. Bet jie tai renkasi, reiškia tikrai, matyt, jie to nori kažkodėl. Tai yra džiaugsmas. Taip, dėl to, kad iš tiesų, jeigu patirinėt stresą, jisai yra malonus. Jisai distreso to blogu, ta prasme, stresas ir distresas, jisai gerasis ir blogasis stresas. Nes jisai blogų pavirsta, kad jis yra chroniškas. Bet realiai pats stresas, pati aktyvacija, pats tonusas atsirandantis, jis yra malonus. Ir mes norim tokios aktyvacijos. Kaip budrumas, kaip darbingumas, kaip įsitraukimas ir taip toliau. Kūrybinė būsena. Dėl to esminis dalykas yra darboholikam pripažinti, kad jie mėgsta dirbti. Ir mėgsta dirbti, kad tame būtų stresas. Ne tai, kad ramiai, kaip dzeno meistras, tu ten judini kažką tai ir nepatirties. Jokio kaifo nėra. Dėl to, kada tie žmonės, kurie priklausomi nuo streso, norėdami savo padėti atsisako streso, jie pasidaro nelaimingi. Vat kam esmė. Ir kada tu nelaimingas, tai tik laiko klausimas, kada tu vėl grįši atgal į savo darbą. Labai įdomu, nes aš kažkaip tai pagalvojau, tau bekalbant apie tarkim, kitas kokias nors priklausomybės, aš pažįstu žmonių, kurie, pavyzdžiui, rūko ir aš klausiu, kodėl jūs rūkot, kas yra tame. Ir jie sako, dažniausiai tai rūkau, kai dirbdamas išeinu ten kažkur ir ten dažniausiai būna daugiau žmonių, mes bendraujam. Pavyzdžiui, ten su žmonėm tarpusavį. Taip išeitų, kad jiem patinka atsitraukimas nuo darbo, jiem patinka poilsio pertrauka, jiem patinka kompanija. Visa tai yra kaip ryšys, jiems svarbu, kad tai būtų turint tą priklausomybę. Kaip šaltinis džiaugsmo irgi turbūt. Ir čia labai svarbu tada pamatyti žymiai plačiau. Tai reiškia, o žymiai plačiau atrodo taip, kad mes, kiekvienas žmogus, norime patirti džiaugsmą iš gyvenimo. Čia esminis dalykas. Ir tai yra natūralu, nemalonumą, nes kūnas nori malonumo ir vengia skausmo, bet mes kaip žmonės, mes ieškom džiaugsmo. Tokio kompleksiškesnio reiškinio. Ir jeigu mes randam kažkur tą džiaugsmą, tai mes norim tai kartoti, vystyti ir taip toliau. Ir jeigu žmogus atrado džiaugsmą darbe, tai tikrai tame dalyvauja noradrenalinas, dopaminas, ir streso hormonai įsijungia. Ir natūraliai tai užbūstina tą jausmą, tai reiškia ten dar daugiau džiaugsmo. Ir gaunasi, kad tas, kas mus džiugina, po to pradeda mus griauti iš vidaus. Ir taip yra, dėl to, kad tai pavirsta priklausomybė. Bet visa problema yra ne strese. Visa problema priklausomybei nuo streso. Nėra jokios problemos su saldumynais. Visa problema priklausomybei, kurie atsiranda nuo tų saldumynų. Tada tu pastoviai valgai. Lygiai taip pat alkoholis pats savaime nėra blogas, bet priklausomybė nuo alkoholio, jinai galiausiai tampa griaunančiąją. Čia kaip mūsų pokalbio pradžioje tu paminėjai, kad tu tarsi, jeigu įgyji tą priklausomybę, tada tu išsekini kitas gyvenimo sritis nualinę, ir ten ištuštėji ir tada lieka tik tai ir čia pradedi irgi sekti. Nes kada priklausomybė, kas yra priklausomybė? Priklausomybė tai reiškia, kad tu randi vieną džiaugsmo šaltinį, tarkim, veikla, darbas, ir realiai tave džiugina ir tai yra nuostabu. Nes mes žmonės norim džiaugsmo, mes norim būti faini, aktyvūs ir taip toliau. Bet kada mes tampam priklausomi, tai reiškia, mes naudojam tik šitą džiaugsmo šaltinį. Jeigu mums džiaugsmo šaltinis tik alkoholis, jau blogai, viskas aplinkui pradeda griūti, santykiai griūna, veikla ir taip toliau. Bet kokioje priklausomybė? Nes kada tu priklausomybę turi vieną džiaugsmo šaltinį, tarkim darbas, tai po kiek laiko tu pradedi net nepatirti džiaugsmo nei iš santykių, nei iš laisvalaikio ir tau nuobodu santykiuose, nuobodu poilsyje, nuobodu su savim, nuobodu ten medituoti ar dar kažką tai daryti. Ir visa energija eina į tą priklausomybę. Ir galiausiai ten santykiai, poilsis, santykiai su savim pradeda susiaurėti. Degraduoja ir lieka tik šita vieta išvysta. Panašiai kaip narkomanai. Jeigu tu padedi patyrimus, gauni malonius nuo narkotikų, tai automatiškai griūna po kiek laiko žmogaus santykiai, griūna jo socialinė veikla, griūna jo visuomeninė padėtis ir taip toliau, ir tik viskas nueina į šitą vietą. Tai vat šitoj vietoje yra didžioji problema.
kad būtent mes tampam darboholikai, priklausomi nuo streso ir nuo džiaugsmo, kurį gaunam iš darbo. Visuomenė tai palaiko, va dar čia labai svarbu. Ir tokiu būdu mes net šaunuoliai jaučiamės, mes net negalvom, kad kažkas su mumis blogai, mes galvom, kad su kitais blogai kažkas. Kurie tingi. Taip. Ir tada va iš to žmogaus paimk ir atimk jo džiaugsmo šaltinį. Nesvarbu, va žmogus gali pradėti kokius nors papildus gerti, jeigu jie superiniai, tai jie nuims visą tą stresą, subalansuos ten viską ir žmogus sėdė ir nėra džiaugsmo gyvenime. Jo. O ką vietoj to? Kaip ir žmogus metė gerti, vadinasi, reikia kažkokį kitą džiaugsmą rasti. Metė rūkyti, reikia kitą džiaugsmą rasti. Jeigu neužpildai, tai tada tu vėl grįžti atgal į tą. Čia tik tai laiko klausimas. Dėl to, va taip yra. Va čia toks didelis tada klausimas. Jeigu teisingai girdžiu, tai atsiranda toks kaip iškreipta, vadinkim, skonių paletė. Tarsi tau skanu pasidaro tik, tarkim, tai, kas rūgštu. Ir tu pradedi valgyti tik tai, kas rūgštu, o viso kito nebenori, vengi tada. Ir atsiranda ten kažkokie trūkumai mineralų, vitaminų, dar kažko kūne, bet tu toliau valgai tik, kas rūgštu. Ir gaunasi, kad visas organizmas iš karto, jis išeina iš pusiausvyros, iš balanso. Dėl ko aš to dalinuosi, dėl to, kad man kažkada tai labai padėjo. Dėl to, kad aš esu darboholikas ir nuo mažens mėgstu įsitraukti į veiklą, perdėti į veiklą. Aš gal čia tiesiog komentarą žmonėms, kad turim omeny, kad darboholikas tokia teisinga, gražia prasme, nes darboholizmas, žinai, turi konotacijų tokių, kad kažkas negerai. Bet šiuo atveju tiesiog pažįstu Rimvydą, jis tiesiog labai tarnystėje žmonėms ir kūrybingas. Tiesiog aš iš veiklos visada gaudavau daug gyvenimo džiaugsmo. Ir kadangi aš jo gaudavau vis daug to džiaugsmo, aš norėjau dar daugiau ir toje vietoje aš kažkokiu momentu pasidariau priklausomas. Ir visos mano kitos gyvenimo sferos, jos pradėjo nukentėti nuo to. Ir kada aš sumažinau stresą savo darbe, tai aš praradau savo džiaugsmo šaltinį. Ir aš mačiau, kad, nesąmonė. Nesprendimas. Nesprendimas, tai nepadeda. Tai reiškia, kad tu toks kaip daržovė, neįsitempi. Ir ką? Ir kiek tu taip gali gyventi? Negali žmogus gyventi be gyvenimo džiaugsmo. Ir tada aš atradau kitą pasiūlymą. Nereikia mažinti savo nei streso darbe, nereikia nei mažinti apsukų darbe. Reikia tiesiog subalansuoti kitas dalis. Vadinasi, dar kita tokia irgi mintis labai svarbi, kurią jums gali pasakyti bet koks psichologas, kad už priklausomybės visada stovi tam tikras konfliktas, kaip aš apie savo sprandą pasakojau, kažkokios emocijos, nuo kurių aš bėgu. Ir jeigu neįspręsti to konflikto, neįmanoma atsisakyti priklausomybės. Nesvarbu, kokia tai būtų priklausomybė nuo alkoholio, nuo narkotikų, nuo sekso priklausomybė, nuo streso darbe, to aktyvacijos. Visada yra viduj vienas arba du, kartais visaip ten būna konfliktų. Ir jeigu dabar žiūrėt plačiai, koks ten konfliktas, tai ką aš atradau. O konfliktas, aišku, ten įvairių konfliktų, bet jeigu pabandyti juos įvardinti bendru. Nes jeigu pa žmogų yra konfliktai santykiuose, tai galima būtų įvadinti taip, kad žmogus negauna pakankamai džiaugsmo iš santykių. Ir dažnai tai būna, jeigu žmogus turi problemų santykiuose, tai aiškiai negauna iš ten džiaugsmo, tada jis viską pasiima darbe. Arba gali būti, kad žmogus tiesiog negauna džiaugsmo iš laisvalaikio. O yra žmonių, kurie nemoka fainai kaifuoti nuo gyvenimo, tiesiog nuo gyvenimo, nieko nedarant. Reikia jam daryti. Vadinasi, jisai negali šiaip po mišką pasivaikščioti ir būti laimingas. Reikia būtinai bėgti, lėkti, sportuoti, kažką daryti, kelti savo vėl stresą ir tada viskas bus gerai. O šiaip paprastai pasivaikščioti. Ir kada žmogus negauna iš kitų gyvenimo sferų džiaugsmo, tada pas jį atsiranda konfliktas. Kada aš tą supratau, kad konfliktas, vadinasi, kaip tą konfliktą išspręsti, be jokių psichoanalizių, be nieko. Tiesiog reikia išmokti daugiau pasiimti ir gauti džiaugsmo iš santykių. Ir reikia daugiau gauti džiaugsmo iš mūsų laisvalaikio. Nes kas mūsų gyvenimas yra, kokie šaltiniai, to džiaugsmo yra. Yra didieji šaltiniai. Veikla, čia įskaitoma ne tik darbas, bet ir hobiai. Tiesiog veikla. Aktyvumas, jo, tai reiškia, tai yra džiaugsmas nuo pačio proceso ir nuo rezultatų. Po to kita džiaugsmo sfera yra santykiai. Santykiai
nedarant kažką tai, bet gaunant, apsikeičiant ir taip toliau, savikaujant, bendraujant, leidžiant laiką su žmonėm. Tai reiškia, ten veikia mūsų oksitocinas. Pasitenkinimas gyvenimu irgi nuo santykių. Jo. Ir toliau trečia dalis mūsų yra, kada mes leidžiame gyvenime laiką, vat be santykių, be veiklos. Tai reiškia, tiesiog būname. Vat pats gyvenimas, vat vaikystėje pas mus visus tai buvo, pats gyvenimas teikia džiaugsmą. Turite pabundi ir džiugesys yra, išeini pasivaikščioti ir džiugesys, nežinau, pavalgai džiugesys. Jisai natūralus, čia turėtų tai būti. Vat pas mane taip jau yra ir visada yra, bet man reikia atstatyti šitą vietą. Aš sesė, mano 6 vaikus turi, tai aš nuolat tą matau ir tai kaip keistai atrodo, vat vaikas gali tiesiog, tarkim, iš kambario eina į virtuvę ir jisai eina užlipdamas ant spintelės, ten kažkaip tai pajudėdamas keistai, pasiridendamas ir tada nueina į virtuvę. Ir tu matai, kad jisai mėgaujasi spintelę, nusiridenimu, dar kažko, tai labai spūdingai atrodo. Tai va, tai yra 3 šaltiniai. Veikla, jeigu taip labai plačiai žiūrėti, santykiai, ir toks pats gyvenimas, pats gyvenimo procesas, toks proaktyvumas. Va čia yra. Ir jeigu mes iš visų šitų 3 gaunam nors šiek tiek džiaugsmo, tada, va aš tą pamačiau, tada grįžęs į darbą, aš nesukrentu visą galvą į tą darbą. Nes atsiranda toks efektas visumos, tai reiškia, kad aš padirbu, o po to vėl einu džiaugsmo santykiuose, po to vėl einu džiaugsmo pabuvimo su savim. Žmogaus smegenys iš tiesų sutvertos, mokslininkai yra nekartą įrodę, patirti, kad mes laimingi ne nuo vieno malonumų signalų, bet nuo įvairovės. Mes turim patirti tam tikrą įvairovę malonumų, džiaugsmų ir tada mes būsim laimingi. Čia panašiai kaip mineralai ir medžiagos kūnui reikalingos būtent įvairios, o ne viena medžiaga. Dėl to mes realiai galime sakyti taip, priklausomi būnam, kada tik tai vienas džiaugsmo šaltinis, o laimingi, kada iš 3. Va tas jausmas toks subjektyvus laimingumo. Ir tada, jeigu žmogus pasidaro laimingas, jis iš karto lengvai susitvarko su priklausomybėm. O ką reiškia pasidaryti laimingu? Reikia mokėti gauti džiaugsmą ir iš santykių, ir iš pačio gyvenimo. Ir tada aš pradėjau mokintis, kaip galima iš santykių daugiau gauti džiaugsmo. Veikloje aš nieko nemažinau. Aš kaip dirbau, taip ir dirbau. Bet pradėjau daugiau gauti džiaugsmo iš santykių, ir galėsim pašnekėti įdomu, kaip tai padaryti, ir iš pačio gyvenimo. Irgi įdomu pašnekėti, kaip tą galima padaryti. Ir tada aš ir dabar dirbu, nors aš daug medituoju ir būnu su savimi ir taip toliau, bet aš nemažinu apsukų darbo, bet aš ten nepatiriu išsekimo. Nes toks jausmas, dabar prisiminiau tiesiog apie tai, kaip veikia tas veiklos įsitempimas veikloje, galima sakyti, arba tas stresas, kad dabar net anekdotai tokie, ar ne, kad anksčiau būdavo, kad vergystė, kad žmogus turi dirbti 16 valandų per dieną, čia siaubingai daug. Bet iš tikrųjų anekdotas kame, kad šiais laikais, kuomet mes turim ten telefonus, dar kažką, tu nuolatos visą parą dirbi, tu vidurį nakties gali atsikelti ir greit atrašyti ką nors, greit paskaityti ką nors. Taip. O jeigu dar apimti ne tik darbą, kuris jau 24, bet dar ten socialiniai ar dar kažkokios kitos aktyvios veiklos, aktyvus gyvenimo būdas, tai gaunasi, kad tu 28 valandas per parą esi aktyvus iš tiesų. Taip. Dėl to mes iš tiesų realiai ir patiriam, kaip šiuolaikiniai žmonės, jie nuolatos skatinami dirbti. Visas gyvenimas užsuktas ant to, kad ant pinigų, kuriuos tu gauni dirbdamas. Dėl to realiai 2 grupės žmonių. Vieni stresą patiria dėl to, kad dirba daug, o kiti patiria stresą dėl to, kad jie nedirba ir neturi pinigų. Arba vertybiškai netitinka sociumo. Ir tada iškrenta iš to idealų pasaulio ir kita priežastis stresą. Kaip tik vakar, tam tech parke, kur buvau, prisiminiau savo, tas labai ankstyvos veiklos kažkokias idėjas ir aš atsimenu tą Steve Jobso įvaizdį, kuris iki šiol kaip etalonas daugam skamba erdvėje, tą apsėstumą veikla, kuris net ten išsekino kūną, išsekino aplinkinius, šeimai ten šakino, žodžiu, bet jisai darė tai. Ir tai yra kaip tokia masinė vertybė. Taip, masinė vertybė. Nors net žinutės po to, kurios vėliau pasiekė visuomenę apie tai, kaip jis žiūrėjo į savo gyvenimą ir ko jis gailėjosi ir ką jis būtų galbūt investavęs kitaip savo laiką, tai tikrai būtų ir į sveikatą, ir į šeimą, ir santykius ir taip toliau. Ir didelė dalis tokių darboholikų ir supranta kažkurio momentu giliai, kad realiai jie praleido džiaugsmus, kuriuos teikia vaiko auginimas, artimi santykiai,
laisvalaikis ir taip toliau. Ir mes dažniausiai pradedam vertinti tokius dalykus, jau kai vėlų būna kartais. Kartais būna jau vėlų tai pataisyti. Dėl to reikia anksčiau tai daryti. Vat. Ir dar labai įdomu, kad tu pavadinai tai priklausomybė, nes, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad, tarkim, net ir bet kokią priklausomybę, paimkim ten nuo tų pačių bandelių, kuris tu minėjai, ar ten saldumynų, kol tai vyksta vat kartais ir tu kažkiek suvalgai, tai yra šventė, tu gali tuo mėgautis, bet jeigu tai tampa priklausomybė, visai neseniai žmogus girdėjau kalbą, sako, jis negali prieš naktį nesuvalgyti litro ledų. Taip. Ir tarsi, ar įmanoma tuomet tikrai mėgautis kiekvienu kąsneliu, būnant toje priklausomybėje, taip kaip tu mėgautumės, jeigu tu sąmoningai šiek tiek pavalgai su draugais kažkur restorane ir vėl gyveni be to. Tai galbūt ir su darbu panašiai yra. Jo, ir čia yra tokia mintis, kurią aš noriu perduoti, jinai man kažkada tai labai padėjo suvokti, jo, kad priklausomybė, jinai yra pa žmogų, kuris nėra laimingas, kuris gauna nepakankamai džiaugsmo iš savo gyvenimo. Ir tada jisai į kažkokią vietą išryškintai, iš kurios gauna džiaugsmą, vat, kad net iš tokių ledų, jisai pradeda tapti nuo to priklausomas. Ir tada netgi pati priklausomybė sumažina džiaugsmą, tuo priklausomybę pačią. Ir kartais gali būti atvirkščiai. Žmogus, pavyzdžiui, vyras koks nors, tarkim, ir nebūtinai vyras, tarkim, negauna džiaugsmo iš darbo, dirba labai neįdomų savo darbą ir taip toliau. Ir tada asmeniniam gyvenime jisai pasidaro priklausomas nuo alkoholio. Nes realiai tai yra vienintelis būdas gauti tą įspūdžius gyvenimą. Bet jeigu tas pats vyras susitvarko ir atranda įdomų, kūrybingą darbą, iš kurio gauna džiaugsmą, jisai jau lengviau gali atsisakyti to buitinio ar ne tik buitinio alkoholizmo. Ir tokiu būdu įsprendžiama. Ir įsprendžiama visuminiu būdu, kad mums reikia padidinti džiaugsmo lygį veikloje, vieniem kažkam veikloje, kažkam santykiuose, kažkam nuo pačio gyvenimo. Arba net visuose dalykuose, kai kuriems žmonėms reikia. Nu, tai apžiūrėkime, prašau. Arba visas tris sritis, jeigu jauti, kad visas tris reikia apžiūrėti, kaip ten sąmoningai patirti tą džiaugsmą ir, žinoma, santykiai, kas dar mažiau turbūt. Aš galiu supasakoti, galbūt taip, kadangi mes turim tokią trumpą laidą, tokius esencijas. Labai faina. Jeigu būtų paskaita, aš galėčiau išpasakoti viską, arba galite mano knygas paskaityti, nes apie džiaugsmo patyrimą veikloje aš parašiau atskirą knygą Meistro kelias ir apie džiaugsmo patyrimą santykiuose mes kartu su Andrija esam parašę knygą Amžinas medaus mėnuo. Tai mano pirmą knygą galima knygynuose rasti, o audiotekoje galite rasti Amžinas medaus mėnuo. Bet jeigu trumpai, tai toks dalykas, kad tam, kad patirti maksimalų diapazoną džiaugsmo veikloje, reikia mokėti, turėti tas džiaugsmas, iš kur mes patirim tą džiaugsmą. Jo? Pirmas dalykas, reikia mokėti veikloje patirti srauto būseną. Jo, jūs galite apie tai paskaityti. Tai yra, veikla turi tave įtraukti. Tai yra vienas džiaugsmas. Bet to nepakanka. Turi būti irgi ten įvairovė tų džiaugsmų. Toliau, antra dedamoji, tu turi matyti, kaip tie rezultatai tavo veiklos padeda žmonėm. Vadinasi, kada tu matai, kada tu padedi žmonėm, atsiranda širdis, galima sakyti, dalyvauja, atsiranda dar gilesnis pasitenkinimas ta veikla, kada tu matai, kad ar darbo rezultatai padeda žmonėms, ar tiesiog pats procesas taip vyksta, tu jį taip organizuoji, kad darbuotojams šalia tavęs faina darosi. Visiems žmonėms patinka daryti gerus darbus. Visi žinom vaikystėje, kada mes padarėm kažką gero ir mums buvo gera. Tai galima toj būsenui nuolatos daryti. Jeigu tu darai tokią veiklą, prasmingą veiklą, kada prasminga veikla, tada atsiranda papildomas džiaugsmas, būtent nuo prasmingos veiklos arba nuo to, kad tu darai gerą žmonėms. Ir žmonių tada irgi gauni papildomą gėrį. Ir trečias dalykas yra, trečia dedamoji yra, kada tu jauti, kad kad tai yra tavo misija. Tai reiškia, kad tu jauti, kad visa visata prie to prisideda. Kad tu prisidedi prie kažkokių tai projektų, kurie yra bendrai prasmingi visam gyvenime ir taip toliau. Tai reiškia, kad žmogus atranda, kad tai yra jo misija tai daryti. Nes čia yra tokie džiaugsmų
gradacijos. Ir skamba, kad ne tada neplokščias tas džiaugsmas, o skamba, kad jis toksai multidimensinis tampa. Nes vien tik srautas, kas, pavyzdžiui, išpopuliarinti yra gal nuo mūsų kultūrai, jisai skamba taip plokščiai. Taip. Vat jisai ir duoda tą džiaugsmą, nuo kurio labai lengvai galima įkristi priklausomybę ir perdegti. Bet jeigu tu dar pradedi sąveikauti su žmonėm, pastebi ir matai, kad tu dirbi su žmonėm ir dar reikia tam tikrų būdų dirbti. Ne tik tai procesas, svarbu rezultatai, bet dar svarbu, kaip tu sąveikauji su žmonėm, kada tu dirbi. Ir čia atskira didelė labai tema, skaitykit mano knygoje. Ir kitas dalykas, o kaip visata veikia per tave. Irgi kai kuriems žmonėms tai yra mistika, bet jeigu jūs pažiūrėsite tos žmonės, kurie absoliučiai laimingi veikloje ir neperdegė, jie kaip taisyklė viduje jaučia tą jausmą pašaukimo, kad jie pašaukti tai daryti. Kaip papildomas resursas, kaip resursas, džiaugsmas, nes tada tu jauti, kaip tas džiaugsmas nuo to, kad, kaip čia pasakyti, Dievas tave taip ir pastumė darbuose ten, ir tu jauti tą džiaugsmą. Labai fainas koncentratas toksai. Tai trys tokie džiaugsmo šaltiniai. Dabar santykiuose. Mes irgi nemokam patirti džiaugsmą. Mes galvom, kad santykiuose džiaugsmas, tai nežinau, kad geri santykiai. Prieš tai mes laidose kalbėjom apie tai, kad turi man daryti gerą kažkas, pavyzdžiui, toks įsivaizdavimas. Jo, bet iš tiesų, kas mums teikia džiaugsmą, čia skira tema, kas mums teikia džiaugsmą santykiuose. Na kas? Tai reiškia, kad tu nori grįžti tuos santykius, kad tu nori kažką tai daryti tuose santykius ir taip toliau. Ir čia labai svarbu atskirti, kad vyrai ir moterys truputį skirtingi šitoje sferoje. Jie skirtingai, nes natūralu, kad mums santykiai reiškia ką kitą. Ir reikia tą įskaityti, nes jeigu mes neįskaitysime, tada mes turėsim tam tikrus nesusipratimus santykiuose. Bet tie skirtumai iš tiesų padeda mums papildyti vienas kitą ir kaip tik atras bendrą džiaugsmą. Taigi, moteris patiria džiaugsmą nuo padidėjusio oksitocino. Ir mes kažkokiam mūsų pokalbėje kalbėjom apie tai, kad evoliuciškai tai buvo, kad moteris, kada jinai patirdavo didžiausią stresą, kada jinai laukdavosi. Jinai labiausiai pažeidžiama būdavo. Bet tuo pačiu metu jos organizme buvo didžiausias kiekis oksitocino, nes pagal fiziologiją oksitocinas, jisai kaip hormonas dalyvauja visuose procesuose, kol jinai laukėsi, kada maitina krūtimi ir taip toliau, net kada bendrauja su kūdikiu. Ir taip gamta sudėlioja, kad aukštas oksitocino kiekis pas moterį natūraliai sumažina streso lygį. Vadinasi, jeigu santykiuose, poroje, yra daug visokių elementų, kurie kelia oksitociną. Tai reiškia, nežinau, apsikabinimai, bendravimas, buvimas kartu, darimas kažko tai kartu, leidimas laiko, kada mes dalinamės, bendraujam, žiūri vienas kitam į akis. Paskaitykit, kas kelia oksitociną. Vadinasi, jeigu šitie dalykai yra, moteris patiria streso sumažėjimą ir džiaugsmo atsiradimą. Ir tada jinai gali nudžiuginti vyrą. Bet vyras ne taip veikia. Va čia yra kitas dalykas. Vyras stresą patirdavo medžiodamas. Ir tuo momentu pasididžiausias testosterono kiekis kraujyje būdavo. Ir gamta taip sudėliojo, kad aukštas testosterono kiekis mažina streso lygį. Vadinasi, kada vyras pradeda bėgti, kovot, stresas turi sumažėti. Ir taip ir yra. Dėl to vyrai ilsisi žiūrėdami kovinius filmus, ekstremalų sportą ir taip toliau. Dėl to pas vyrą labai svarbu, kad pas jį pakiltų testosterono kiekis. O jeigu vyrą pradeda glostyti ir pas jį pakyla oksitocino kiekis, nuo to pas jį sumažėja testosterono kiekis ir stresas pakyla. Ir iš čia yra patarimas, apie kurį jau manau jūs visi žinot, kad reikia vyrui leisti eiti į savo uolą ir pabūti vienam. Moteris nesupranta, nes jeigu jis išėjo į uolą ir paliko ją vieną, jie oksitocino kiekis krito ir jinai nelaiminga. O vyrui tuo momentu jis atsitraukia, nėra jokio bendravimo, oksitocino kiekis nekyla, tada jisai tiesiog pabūna, testosteronas atsiranda, kaip, nežinau, nieko nedarai, pabūni, pamiegi, pavalgai ir atsistato. Ir tada stresas vėl sumažėja. Dėl to vyrui labai svarbus elementas yra tas, kad jis galėtų atstatyti savo testosterono kiekį. Ir kitas dalykas, kad vyro testosterono kiekis aukštas duoda vyrui jausmą, kad jis laimėtojas. Bet kada jis jaučiasi laimėtojas, testosterono kiekis kyla. Dėl to, jeigu vyras ateina į santykius ir ten jaučiasi laimėtojas,
Pas jį streso lygis mažėja ir džiaugsmo kiekis labai didelis. Jeigu moteris ateina į santykius ir jinai jaučia, kad mes bendraujam, liečiamės, apsikabinam, skiriam vienas kitam dėmesio ir taip toliau, esame vienas kitam švelnus ir kažką bendro kartu darome, jinai būna laiminga. Vadinasi, jeigu šitie du elementai bus, tiek vyras, tiek moteris gaus džiaugsmą. Kaip tai padaryti? Nu, va, čia irgi labai didelė tema, aš esu paskaitų visą ciklą įdėjęs į savo Rimvydo paskaitos .lt portalą, aš pasakoju ten trumpais patarimais, kaip tai padaryti, bet esminė esencija yra tame, kad vyras, kada jisai dėl santykių kažką daro ir moteris tuo džiaugiasi, tokiu būdu jis gauna didžiausią džiaugsmą iš santykių. Nes jam labai svarbu meilė kaip veiksmas. Jisai padaro, bet jeigu moteris džiaugiasi, tada vyras pradeda jaustis laimingas santykiuose. O moteriai atvirkščiai, iš tiesų, jai labai svarbu, kada dėl jos kažką daro. Ir tada jinai pradeda jaustis saugiai, pas ją oksitocino kiekis pakyla ir džiaugsmas atsiranda. Vadinasi, moteriai užtenka dalintis tada tuo džiaugsmu, kad faina, kad jisai rūpinasi kažką dėl jos daro, tada vyras jaučiasi laimėtojas, testosterono kiekis kyla, stresas mažėja, džiaugsmas padidėja, tada jis dar daugiau nori dėl jos daryti, tada jaučia oksitocino kiekis dar daugiau didėja, dėl to jinai dalinasi džiaugsmu ir va tas ratas užsisuka. Arba gali atvirkščiai tas neigiamas ratas. Vyras ateina, jaučiasi nelaimėtojas, moteris nesidžiaugia, neparodo to dalyko, tada jis nieko nenori daryti, tada jos oksitocino kiekis krenta, dar labiau rodo bjaurų veidą, nepasitenkinimą jo testosteronas krenta, jos oksitocino kiekis krenta, džiaugsmo nuo santykių mažai ir tada abudu bėga į darbą, nors ten yra kažkoks džiaugsmas. Ir išsenka, okei. Tai va, čia yra toks užsuktas ratas, kurį sugalvojo gamta. Ir visą, ką sugalvojo gamta, gali nulaužti tik protas neteisingai veikiantis. Jo, va, tik protas gali priversti mus be sustojimo sėdėti, nesveikai maitintis ir taip toliau. Dėl to, pažiūrėkite Rimvydo paskaitos.lt, va ten aš papasakosiu, kaip tai nuosekliai padaryti, bet jeigu tai yra tokie santykiai, mes gaunam iš ten džiaugsmą. Vadinasi, mes jeigu žmogus turi džiaugsmą nuo veiklos ir džiaugsmo nuo santykių, tai jau žmogus yra laimingas. Jau yra laimingas. Bet vis tiek aš rekomenduoju ir trečią dalyką atrasti. Dėl to, kad mes karts nuo karto būnam vieni, mes turim pabūti vieni. Mums nereikia visada būti darbė, visą laiką santykiuose būti, mes liekam vieni. Ir norisi, kad lieki vienas ir tau irgi gera su savimi. Tau gera klausyti muziką, matyti grožį, vaikščioti. Nes žmogus turi pasikrauti. Žmogus tokia būtybė, kad jisai nėra iki galo laimingas su žmonėm ir nėra iki galo laimingas tik kada būna vienas. Jam reikia balansą atrasti. Ir tada turi būti tas jausmas, kad man gera nuo pačio gyvenimo. Nuo man pačio gyvenimo. Ir tai yra toks, ir jisai atsiranda tada, kada mes grįžtam į kažkokius natūralius, vėlgi gamtos parametrus, kuriuose mes buvom, kai buvom maži vaikai. Nes mums reikia išmokti atsipalaiduoti. Mums reikia išmokti, aš kartais vadinu tokiu keistu lietuvišku žodžiu, bimbinėti. Tai reiškia skirti laiko, kada tu nieko nedarai ir su nieko nesaveikauji ir fainai leidi laiką su savim, be socialinių tinklų, be nieko. Tiesiog kaifuoji nuo gamtos, nuo muzikos, gali būti nuo grožio, gali būti nuo kažkokios tai, net jeigu tai yra hobis ar kažkokia veikla proaktyvi tokia, kur ne tik svarbu rezultatai, o tiesiog, kad tu turi progą pabūti su savim. Vienas, vyrai, pavyzdžiui, žvejojimas. Pagauni, nepagauni, bet tu esi vienas su savim. Ir tas džiaugsmas tave subalansuoja. Bet žinai, šitoje vietoje aš tiesiog noriu įsiterpti, kad toks jausmas ir tikrai tenka dažnai žmonių girdėti, kad tas bimbinėjimas viduje kelia neretai didžiulius konfliktus, pasipriešinimą ir dar didesnį stresą. Kaip žmogui pamatyti, ką daryti su savim, kad pamiltą bimbinėjimą legalizuoti? Jo, tai čia ir yra, kad jeigu žmogus nesportavo ir grįžta prie gamyklinių parametrų ir pradeda daugiau vaikščioti, tai jam irgi tai nemalonu. Jeigu žmogus maitinosi nesveikai ir po to pradeda grįžti prie gamyklinių parametrų ir pradeda sveikai maitintis, jam tai neskanu. Vadinasi, kada žmogus įpratęs, kad jam iš išorės tik santykiai ir veikla ir visokie stimulai iš išorės teikia džiaugsmą, jisai praranda tą nekaltą džiaugsmą buvimo su savim.
tiesiog. Labai dauguma žmonių. Vat net vyrai, kurie žvejodavo, dabar jau žvejoti, irgi atpranta žmonės nuo žvejojimo. Nėra tos veiklos. Mes augom tokioje visuomenėje realiai, kur tiesiog tave stumia tik dirbti. Ta prasme, nėra ko čia bimbinėti. Čia tinginys, tu esi slunkius. Ja. Man tau bekalbant vis kyla ir kyla tie sesės vaikai, kaip aš matau, kaip jie ten tiesiog žolę kažkur ten čiupinėja valandą ir tu matai, ten pokalbiai visi kalbasi ten apie darbus, kaip kam sekasi, ten žoliai vartosi, ten kažką makaluojasi ir net protas pakimba. Kaip taip? Man reikėjo mokintis tingėti, nes tingėjimas jisai tenkina poreikį, kuris vadinasi poreikis taupyti jėgas. Ir kada mes tenkinam šitą poreikį, mes patiriam daug teigiamų emocijų, kaip bet kokius poreikius, kaip maisto poreikius, seksualinius poreikius tenkinam, mes patiriam daug teigiamų emocijų. Dėl to reikia išmokti mėgautis tingėjimu. Ir kadangi mes šiuolaikiniai žmonės jau atpratom nuo to, dėl to aš labai visiems rekomenduoju ir jūs galbūt jau nekart apie tai girdėjote. Reikia mokintis medituoti. Reikia kažkokias dvasinės praktikas naudoti, nes būtent dvasinės praktikos jos skirtos kam? Jos skirtos tam, kad tu kažkokią praktiką viduje ten su savim darai ir tau staiga geras su savim pasidaro. Nu arba geras su Dievu, kas irgi su savim. Dėl to reikia kažkokių praktikų atrasti. Ar joga, ar ten žmogus sėdi, medituoja, tyliai būna su savim. Ar ateiti, kad ir į mūsų mokymus, jūs galite išmokti medituoti, kaip galima net išmokti medituoti, net būtinai ten sėdint lotoso pozoje, galima tiesiog gyvenimo procese. Kursas vadinasi gyvenk 100%. Tai vat jisai reikalingas, kad tu turi karts nuo karto atsijungti nuo visko ir pakaifuoti nuo to, kad tu atsijungi nuo visų darbų, atsijungi nuo visokių santykių, nuo visokių stimulų ir aptinki nebukumą, o aptinki vidinį džiaugsmą, tokį atsinaujinimą, atsišviežinimą. Bet kada jūs teisingai daro dvasinės praktikas, jos visada duoda tą jausmą, man gera su savim. Man gera su savim ir užsipildo kūnas, psichika, pasąmonė, viskas persikrauna, atsistato ir tada tu pasirengęs gauti dar kitus džiaugsmus. Bet tu turi va tokį džiaugsmą iš vidaus. Iš vidaus. Jeigu žmogus nesugeba gauti džiaugsmo nuo pačio gyvenimo, tai jis būtinai turės priklausomybės kažkokias. Bet jeigu jis pradeda jausti nuo to, kad tu gyveni, kad tu vaikštai, kad tu bendrauji, kad tu kvepuoji, kad tu patiri, kad tu girdi, kad tu mastai, jeigu tu pradedi iš to patirti tą džiaugsmą, pridėjus dar papildomai, kurie jau kūrybiškai prisideda nuo santykių, nuo veiklos, arba net jeigu kažkas atima ten tą džiaugsmą iš santykių, tu turi tokį pastovų savo deguonės padavimą. Apie šitą deguonės padavimą noriu tokią žavingą trumpą istoriją papasakot. Kaip tik per šį kursą, kuris vis dar vyksta gyvenk 100%, viena moteris atėjo, kuriai rekomendavo mokinė, kuri dabar mokosi tolimesniuose mūsų mokyklos mokymuose. Ir kartą jos dviese važiuoja automobiliu mieste ir šita, kuri tik dabar mokinasi, jinai pamato gatvėje prie perėjos stovinčią moterį, kuri, kaip jinai pati pasako, žiūriu ir nesuprantu, sako, jinai tiesiog prie perėjos stovi užsimerkus ir atrodo, kad taip mėgaujasi, tai ar saulė, ar kažkuo ir aš žiūriu, kaip įdomu, kaip žinau. Ir ta mergina, kuri mokosi jau ilgai mūsų mokykloje, kuri ją ir atvedė, sako, tai jinai mokosi pas mus kituose kursuose, sako. Tai tas kur tu iš tiesų tiesiog nebijai, kaip tie vaikai sesės momente jau atrasti pilnumą. Taip. Ir tu moki sustoti, bet ir moki patirti to momento džiaugsmą. Ir praktiškai visi žmonės, kurie pabaigė tos mūsų kursus, patvirtina, kad tas man gera jausmas pastiprėja daug kartų pas kiekvieną žmogų. Ir mūsų tas požiūris į dvasinės praktikas toks, holistinis. Mums nereikia dabar visko atsisakyti, veiklos, santykių ir tik į šitą pasinerti. Ne, čia yra viena iš dedamųjų. Nes kaip ir tam priklausomybė atsiras. Taip, tada irgi atsiras priklausomybė. Ir tada tu būsi, ir kada tu sukrisi vien tik į dvasinius dalykus, kas dažnai būna, kada žmonės perdėtai pasineria į dvasinius dalykus, atsiranda priklausomybė ir vėl, kaip nuo bet kokio žmogaus, kuris turi priklausomybę, krenta kokybė santykių ir krenta kokybė darbo. Ir tada to žmogus neuždirba pinigų, santykiai krenta, jų kokybė arba visai nelieka santykių ir tada žmogus irgi nepasidaro, galima sakyti, visuminis, subalansuotas. Dėl to ne kraštutinumuose atsakymas. Žmogus nėra
kraštutinė būtybė. Jis yra būtybė, kuri gyvena visada pusiausvyroje. Mūsų psichika visada balansuoja, mūsų kūnas visada balansuoja. Ir mes patiriam didžiausią džiaugsmą nuo balanso. Ir net laimės, tas, ką žmonės vadina laimės jausmu, jisai ir yra kriterijus balanso. Nes kada yra tas laimės jausmas kaip stimulas kažkoks, tai tada įkrenti į kažką, tai jisai po to atveda viduje va tą jausmą disbalanso, tas disbalansas duoda nelaimingumo jausmą. Gaunasi, kad tu labai sėkmingas darbe, bet šiaip nuoširdžiai gali pasakyti, nesi laimingas. Arba tu santykiuose ten labai visas įsitraukęs ir veikloje nieko gero nėra, džiaugsmas nuo gyvenimo nėra, balanso nėra ir tu irgi negali pasakyti, kad laimingas. Dėl to net laimingumas yra balanso jausmas. Kaip ir sveikatos jausmas, juk irgi yra balanso jausmas. Jis toks permatomas, skaidrus. Nėra toks, kad sveikata, tai reiškia, tu kaip kavos prisigėręs, laimingas, šokinėjai. Yra balanso būsena. Dėl to, darna tokia. Darna. Ir dėl to, kada pas tave džiaugsmas pradeda eiti iš veiklos, iš santykių, nors šiek tiek, ir iš gyvenimo tos kokybės, pas tave pradeda atsiranėti toks viduj holistinis toks jausmas, man gerai. Ir nebūtinai, kad turi būti daug tų džiaugsmų. Svarbiausia, kad kiekvieno ateina šiek tiek. O jeigu daug veiklos, tada mes galim dadėti džiaugsmo nuo gyvenimo ir susibalansuoja. Ir vat mes to mokinam savo mokymuose, nes kaip džiaugsmą patirti iš santykių ir iš veiklos, mes kažkaip tai daugiau mažiau galbūt žinom kažką. Galbūt. Bet vat kaip patirti džiaugsmą arba netgi atstatyti, ne tai, kad išmokti, bet atstatyti vat tą, kas tavo vaikystėje buvo natūralu. Vat reikia pagalbos, grįžti į tuos gamyklinius parametrus. Tu grįžti į tai, kad tu jau moki, džiaugtis gyvenimu. Ir tada susibalansuoja. Labai faina. Ir tada nėra jokių problemų su nei priklausomybės, nei su pervargimais. Ir stresas pasidaro natūralus reiškinys. Jisai atsiranda ir po to tu natūraliai perini į atsipalaidavimą, viskas ten atsistato ir po to vėl viskas pakyla. Ir tada tu gyveni va tokiu banguojančiu, kaip ir sutverta gamtos, streso patyrimu. Tu patiri stresą ir viskas įeina į ramybės būseną. Ir nėra to vat kaupiamo efekto, žinot, kaip vos nusileido ir vėl kyla stresas, po to vėl kyla stresas, vėl kyla ir tada gaunasi, jis pradeda fiksuotis ir va, mes turim tą chronišką stresą. Super, toks labai unikalus, man atrodo, požiūris į streso valdymą arba tą darbą su išsekimais, jų prevenciją. Taip, tai yra ne papildai, ne miego viešbutis, ne dar kažkokie padaryti dalykai, bet viso savo gyvenimo sričių subalansavimas ir integravimas. Ir kadangi tai yra visuminis požiūris, tai aišku, į visuminį požiūrį įeina ir miego kokybės pagerinimas, ir mitybos kokybės pagerinimas, bet tai nėra pagrindiniai dalykai, kurie tau padės. Ir padrikai neverta vien jų griebtis. Ir nebūtinai reikia visumą sujungti. Realiai va tame visa esmė. Labai gražu, labai super. Na ką, aš jaučiu, kad mūsų šis epizodas turbūt jau į pabaigą, ar ne? Nes jaučiasi tiek daug visko, kad norisi integruoti, permastyti, galbūt dar keletą kartų pasižiūrėti, jeigu kažkam tikrai aktuali tema. Tai Rimvydai, galbūt dar tiesiog tokį kaip trumpą apibendrinimą, ko linki žmonėms, kurie šitą epizodą pažiūrėjo, ką išsinešti iš šio epizodo turėtų žmogus. Aš manau, kad įsinešti mintį apie tai, kad mes ieškome džiaugsmo. Mes ieškome džiaugsmo. Ką mes bedarytume, mes vis tiek ieškome džiaugsmo. Tik kartais, jeigu mums kas nors ten, mes esam kažkur nelaimingi, tik dėl to, kad mes toje vietoje nesugebam rasti džiaugsmo. Super. Tai vienas dalykas. Ir tokia tabletė, kuri padeda su to džiaugsmo ieškojimu, tai atrasti tą džiaugsmą mano paties nuo gyvenimo. Nes jisai nuo nieko nepriklauso, jis nuo aplinkybių nepriklausantis, jisai natūralus. Ir dažniausiai mes jį galim patirti, kada mes atsisukam į save, ilgiau laiko būnam su savim. Gal reikia kažkam pamedituoti, pasimokinti, galbūt kitiems reikia daugiau gamtoj pabūti, labai skirtingai. Bet jeigu jūs atrasite tą džiaugsmą ir jį prižiūrėsite, jisai visada padės jausti tą lengvą laimingumą, net jeigu išoriai kažkas nefainai vyksta. Tai atrasti, visiems linkiu atrasti, atstatyti tiksliau, arba prisiminti tą vaikystį buvusi džiaugsmą nuo pačio gyvenimo, nuo to, kad aš gyvas, kad aš kvėpuoju, kad aš vaikštau, kad aš kalbu, kad aš bendrauju, kad aš viską matau, jaučiu. Tai yra pats didžiausias iš tiesų turtas. Jis didesnis už visus kitus. Nuostabu, labai labai gražu, tikrai nuostabu. Labai ačiū Rimvydai. Tai man atrodo, čia kažkam bus tikrai labai unikaliai
paliečiantis epizodas ir pasidalinimai tavo. Ačiū tau labai. Ačiū. Ir ačiū visiems, kad jūs esat su mumis, ačiū, kad domitės savimi, savo vidiniu tokiu sąmoningumu, skaidrumu. Aš taip pati personaliai labai nuoširdžiausiai tikiu, kad kiekvieno iš jūsų pokytis gali ne tik jums padėti, bet ir visai jūsų aplinkai atnešti darną ir tokį nuostabų jausmą, apie kurį mes šiandien ir kalbam. Tai jeigu jums patinka tai, ką mes darom, apie ką mes kalbame, būtinai uždėkite like, prenumeruokit ir pasidalinkit šiuo ar kitais epizodais. Tai tikrai nuoširdžiai mums labai padeda kurti toliau tą terpę, kurioje gali daugelis žmonių pažinti giliau, ką reiškia įnešti išmintį, sąmoningumą į visas šiandieninio gyvenimo formas. Tai ačiū Jums, kad Jūs su mumis. Ačiū ir iki. Valio.